Šiandien susirinkome aptarti matematikos valstybinio brandos egzamino pirmos dalies B kurso 2025 metų bandomojo patikrinimo užduotis. Savo įžvalgas, savo komentarus, savo užduoties galimus sprendimus, nes sprendimų yra begalė daug. Kviečiu pristatyti Nacionalinės švietimo agentūros ugdymo turinio skyriaus specialistą Valdą Vanagą. Ir malonaus klausymosi. Labą dieną visiems. Tai bendro pobūdžio informacija, kuri reikalinga, kurią mokiniai turi žinoti ir jie ją mato atsidarę pačią užduotį. Ir sukėliau ir formulės, kuriomis jie gali naudotis, kurias taip pat mato užduoties atlikimo metu, gali pasižiūrėti į tas formulės. Ir viskas, visa esmė, aišku, yra uždaviniai ir jų sprendimas. Tai kaip ir ankstesnių patikrinimų, tai yra A kurso, taip ir B kurso yra dviejų tipų uždaviniai. Vienas tipas yra pasirenkamo atsakymo. Kaip matom, pirmas uždavinys reikia pasirinkti teisingą atsakymą, rasti aibų sankirtą. Ką reikia mokiniams žinoti? Reikia mokėti rasti aibų sankirtą, aibų sąjungą ir skirtumą aibų. Taip? Tai šiuo atveju reikėjo rasti aibų sankirtą, tikrai panašus uždavinys, tikėtina gali būti ir labai tikėtina gali būti ir realio patikrinimo metu, tai šito nepraleidžia mokytojai. Taip, ir nepamirštam, kad aibių tuos veiksmus dažnai yra patogu vaizduoti Veno diagramomis. Ir čia užduotį irgi bus su Veno diagrama kažkas susiję, tai čia būtinai pabrėžiu. Didelių čia kažkokių komentarų nėra. Pasirenkamasis atsakymas toliau. Grafikai. Be abejo, toks uždavinys su grafikais, koks grafikas pavaizduotas, kokia to grafiko formulė arba kokia tos funkcijos grafiko lygtis yra. Reikia atpažinti arba iš lygties grafiką, arba iš grafiko lygtį nustatyti. Tai šiuo atveju 4 grafikai. Ir kuris grafikas pavaizduotas? Kvadratinė šaknis iš x. Reikia ir kitų standartinių funkcijų grafikus, be abejo, kad mokiniai matytų jau iš karto praktiškai per porą sekundžių. Galvojimui čia nelabai yra laiko. Įspręsti lygtį, standartinė lygtis, tai yra dešinėje pusėje pabrėžiu skaičiukas, kairėje pusėje šaknis, kvadratinė šaknis. Jeigu būtų trečio laipsnio šaknis, tai paprasčiau. Kai yra kvadratinė, tai pošaknis turi būti neneigiamas, mes tą žinom. Ir aš čia pabrėžiu tą, ką surašiau savo sprendimą, tai sprendime yra parašyta, kaip pamokų metu reikėtų elgtis. Taip, tai yra pirmas žingsnis, randame apibrėžimo sritį. Visur ta apibrėžimo sritis dabar išlenda. Lygties apibrėžimo sritis, nelygybės apibrėžimo sritis, reiškinio apibrėžimo sritis, funkcijos apibrėžimo sritis. Tai čia pirmas sakinys, nuo kurio turėtų prasidėti uždavinio sprendimas, ir maždaug yra toks. Toliau pats sprendimas yra visiškai aiškus. Ir paskutinis momentas, į ką atkreipiu dėmesį tikrai B kurso mokiniam, tikrai prašykite jų pasitikrinti tą gautą būsimą sprendinį, kol dar neįrašė į atsakymą patikrinti, ar jis iš tikrųjų tinka, ar jis iš tikrųjų lygčiai tinka, ar jis su tuo skaičiuku lygtis tampa teisinga lygybė. Geometrinės progresijos uždavinys, standartinis uždavinys, vėl yra labai pravartu jį mokėti spręsti. Ir spręsti paprastai, su formulėm ar be formulių, kai matot, skaičiai yra nedideli, kažkokių tai ten skaičiavimų, nebent sudauginti reikia iki kažkiek, tai galima pasinaudoti skaičiuotuvu. Skaičiuotuvas geriausia yra savo, bet yra ir sistemoje tas skaičiuotuvas. Kaip spręsti tą uždavinį, tai dviem būdais čia aš parašiau, kad galima spręsti step by step, kaip sako amerikonai, žingsnis po žingsnio, arba tiesiog naudojamės formulę. Geometrinės progresijos standartinis uždavinys. Kokios formulės yra sukeltos formulių lape, tai čia parodžiau, įdėjau, kitur to nedariau, kituose uždaviniuose, bet irgi su mokiniais, kada aptarinėjom uždavinius, o tai reikia būtinai padaryti, nesvarbu, kaip jie parašė. Tai yra atkreipti dėmesį, kad to uždavinio formulė, to uždavinio formulė yra būtent formulių rinkinyje. Nes jeigu neatkreipiam dėmesį, tai jie ten ir gali jos tiesiog nematyti, nes jinai yra kompiuteryje, reikia iki jos nueiti. Toliau, kur iš pateiktų sekų yra aritmetinė progresija, taip? Ne tik atrandam teisingą atsakymą aritmetinės progresijos, bet ir šiaip aptariam tas sekas. Pavyzdžiui, šita pirmoji seka, jinai yra
taip vadinamas Fibonaccio skaičių sekos gabaliukas. Taip, tai 1, 1, 2, 3, 5 ir galim taip suprasti, kad 2 plus 3 yra 5, 3 plus 5 yra 8. Čia yra plus 2, plus 2, plus 2, čia iš viso seka niekinė, tai yra paprasčiausia seka be pavadinimo, o čia geometrinė progresija. Na ir aišku, papildomai paklausiam, koks skirtumas ir koks čia vardiklis. Na, padirbėjom su tuo. Tai tikrai tie uždaviniai po vieną uždavinį tokį per tikrą patikrinimą bus. Tai čia negaila laiko. Kokį skaičių reikia įrašyti vietoj kvadratėlio, ten į langelį, kad lygybė būtų teisinga. Tiesiog išspręskite lygtį. Ar taip suformuluota, ar taip suformuluota. Čia mokiniai turi to nesibaiminti, bet jau manau ir nesibaimina. Sprendimas yra aiškus, mums aiškus, mokiniam ne visada aiškus. Jokių čia pavojų nėra su ta lygtim. Nu, kadangi čia nebuvo lygties, aš ir čia tokia kaip ir be to x-o, ne, tai nerašiau apibrėžimo sritis, bet rodiklinė funkcija yra apibrėžta su visais laipsnių rodikliais, kai jie ten nėra pošaknyje ar nėra kokie nors logaritmai. Bet B kursui tikrai bus nesunkiau kaip čia. Yra standartinis pavidalas. Taip irgi aptariam šitą uždavinį. Visiškai tikėtina, kad reikės ir tokio tipo uždavinį spręsti per tikrąjį patikrinimą, tai yra išduoto brėžinio, posūkio kampas pavaizduotas. Ir reikia pasakyti, koks yra sinusas, kosinusas. Taip, šiuo atveju prašė kosinuso reikšmę rasti, tai kosinusas yra x. O mokiniai labai dažnai painioja x su y ir ne tą parašo. Būtinai reikėtų aptarti, kas yra ir tangentas. Ir dabar per šį patikrinimą tangentų tiesės tikėtis neverta, bet apskritai šnekant, tai tangentų tiesę reikėtų parodyti, kur tas kampas yra, jeigu čia klaustų, kur tas tangentas yra, jeigu klaustų naudojantis tangento sampratą rasti, galėtų būti čia nubraižyta tangentų tiesė ir va tas kampiukas tada kerta tą tangentų tiesę taške, kurio koordinatė yra -4/3. Jau čia būtų -4/3, jeigu ta tangentų tiesė. Ir šitą lygybę, aišku, mokiniai turi žinoti, pravartu su ją šiek tiek padirbėti. Standartinis uždavinys šiek tiek galėtų būti ir painesnis. Šitas uždavinys, kuris įdėtas, bet kas čia yra? Čia yra lygybė, kurioje yra A ir B įrašyti. Yra tokie tai parametrai, mes juos sakom. Ir kadangi yra patikrinimas prie kompiuterio, tai užduočių rengėjai patogu jiem yra būtent tas raides vartoti ir pasakyti, kas turėtų būti parašyta vieta A, vietoj B. Tiek A, tiek B kurse tokių uždavinių garantuotai bus. Tikrai garantuotai bus, pasaulis prie to eina ir mūsų, sakykime taip, užduotis linksta link to, kad kas turi būti parašyta vietoje, kas turi būti parašyta vietoje B. Gauti tokį pavidalą, iš to gauti tą dešinėje pusę. Na, kaip tą gauti, tai yra, jeigu yra sandauga arba dalyba, tai galima iš dauginamųjų atskirai traukti tą trečiojo laipsnio šaknį, bet jeigu čia pliusas ar minusas, pabrėžkime mokiniam, kad to daryti šiukštų negali. Tik daugyba ir dalyba leidžia elgtis su šita lygybė, šitaip kaip čia pasielgta. Na ir yra atsakymas, jeigu taip jau sugeba parašyti, tada atsakymą matyti, tai nereikia suklysti, ne 13 parašyti, o 131. Taip, pat įsivaizduojam, dar kažkas tai rašė, nepaspaudė, ir gaus 13 ir 0 taškų. Komentarai tai čia yra maždaug mokytam labiau skirti. Taip, tokio tipo lygtis, kad tikėtis, kad reikės tiesiogiai spręsti kvadratinę lygtį per patikrinimą naivu, bet kaip sprendžiant kaip uždavinio dalį, kvadratinę lygtį reikės įspręsti. Tai va šiuo atveju būtent uždavinys yra, kur sandauga lygi 0, kada sandauga lygi 0, kai bent vienas iš dauginamųjų lygus 0. Tai tas arba tas lygus 0 išsprendžiam, bet plus ko prašo. Tai yra sprendinių sandauga, gali būti suma, dar kažkas. Tai yra skirtumo turbūt arba dalmens neprašys suma arba sandauga. Tai yra šiuo atveju yra 3 sprendiniai, juos randam, taip juos randa mūsų reikalas ir sudauginę parašom atsakymą, taip, tai yra nesuklystam. Tai kvadratinės lygties irgi reikės, čia jau niekur nedings. Na ir aišku, galima būtų pašnekėti apie tai, kas būtų, jeigu čia būtų daugiau arba mažiau. Tai yra būtų nelygybė. Tada intervalų metodą šiam uždaviniui spręsti, vienintelis būdas.
Standartinė nelygybė rodiklinė, vėl jos apibrėžimo sritis yra šiuo atveju neverta dėmesio. Tai yra ir kaip ją spręsti tikrai reikia išmokyti. Ir reikia išmokyti, kai čia yra 1/3 ir 1/3. Ja, tai yra daugiau už vienetą laipsnio pagrindas, ar didesnis, ar mažesnis už vienetą. Ir galima pabrėžti tokį dalyką, jeigu laipsnio pagrindas yra mažesnis už vienetą, tai galima jį pasidaryti, kad jis būtų didesnis už vienetą. -1 pakelt ir apverst trupmeną. Tada belieka laipsnių rodiklių sudauginti ir nereikės šito ženklo keisti. Nu, čia galima pabrėžti, bet galima ir nepainioti. Ir aišku, reikia atsirinkti teisingą intervalą. Dabar visada pravartu, kada duoti tie intervalai, visada pravartu pasimti kokį tai skaičiuką. Aš nusprendžiau va šitą intervalą pasirinkti, tą, kurį aš pasirinkau, pasitikrinti pasimdamas konkretų skaičiuką. Tai aš imu, sakykime, skaičiuką 0, kuris patenka į šitą intervalą ir pasitikrinu, ar bus gerai. 3 nulinių ir 3 dvyliktųjų. 3 nulinių, aišku, mažiau 3 dvyliktųjų. Viskas tvarkoja. O jeigu pasirinksiu 10, tai bus 3 40 ir 3 22. Nu, žinoma, tas intervalas ta prasme tikrina. Nu, jau lyg tai padaro mano atsakymą, pasirinkimą mano tvirtesniu tokiu. Pasitikrinimas visada yra geras daiktas. Vėl tokios formuluotės, jeigu tai. Jeigu x lygus va šitam skaičiukui logaritmas 5 pagrindų 2, tai kas tada bus? Na ir kuri iš tų lygybių yra teisinga? Na tai čia yra, aišku, logaritmo apibrėžimo dalis arba sampratos dalis. 2x turi būti lygu 5. Taip, ir kas kuris čia tinka, nesusimaišyti, parašyti teisingai. Na, mokiniam aš, kaip iš patirties savo, tai visą laiką, jeigu nežinai, kas yra logaritmas, tai užsirašyk tokią lygybę 2/3 lygu 8. Ir kam lygu 3, tai 3 lygu logaritmas 8 pagrindų 2, nes 2/3 lygu 8. Lygiai taip pat su šaknim. Jeigu 3 laipsnio šaknis 8 lygu 2, mes tą žinom, jie mokiniai tą tikrai žino. Tai kodėl jinai teisinga? Todėl, kad 2/3 duoda pošaknį. Nesudėtingus tos esminius momentus, kuriuos galima pakartoti per 1-2 pamokas, aš čia pabrėžiu. Pavaizduotas kosinuso grafikas ir intervalas yra nurodytas, tai yra ne apskritai kosinuso grafikas, o kosinuso grafikas duotame intervale. Jis įsidėstęs kaip visada nuo -1 iki 1. Čia pabrėžti reikia, tai reikšmių sritis būtų nuo -1 iki 1, apibrėžimo sritis šitos funkcijos, jeigu apie ją kalbam, tai nuo to skaičiuko iki to. Tik yra laipsniai, nėra jokių radianų B kurse. Ir aišku, čia šioks toks matematinis mūsų yra, na, pasakyti, šiokia tokia nuolaida matematikai, mes leidžiam savo ant X ašies žymėti ir laipsnius, tai yra skaičiuoti viską laipsniais, kad nebūtų sunkumų B kurso mokiniam. Na ir klausia, kiek sprendinių turės ta lygtis. Kokia lygtis? Kosinus X lygu 0,5. Tai čia mokiniai turi gebėti pagrįsti, kodėl jie turės 2 sprendinius. Tai yra ant Y ašies pasirenkam tašką 0,5 ir nubrėžiame tiesę Y lygu 0,5. Tai va ta lygiagrečioji tiesė ir keliuose taškuose jinai kerta tą mūsų grafiką, kosinuso grafiką 2 taškuose. Ir tų taškų abscisės, tai yra X koordinatės, yra sprendiniai. Paprašykit mokinių būtinai užrašyti tuos sprendinius. Gali per egzaminą paprašyti sprendinių. Ne tik tai kiek sprendinių, bet ir pačius sprendinius surašyti. Tai va, rasti lygties sprendinius čia rekomenduoti. Na ir grafiškai pavaizduoti lygties sprendimą, tikrai pavaizduoti grafiškai. Dar galima ir nelygybę tokiu būdu išspręsti. Tai yra kosinus X daugiau už 0,5. Tai bus atsakymas va šitas intervalas, tarp tų 2 taškų, kur grafikas yra viršo X ašies. Tikrai nepakenks. Gali taip nutikti, kad prašys ir nelygybės. Išspręsti lygtį, logaritminė lygtis, parašiau abu būdus. Standartinė triviali logaritminė lygtis. Pirmas būdas filosofiškai sudėtingesnis, antras būdas lygtai lengvesnis. Bet pirmas būdas yra būtinas dėl ko? Dėl to, kad jeigu yra nelygybė ženklas, reikia spręsti nelygybę, tai mes ją sprendžiam būtent tokiu būdu, kaip yra pirmame būde nurodyta. Na ir aš čia atskirai, būtinai, kada yra logaritminė lygtis ar nelygybė, pabrėžiu, būtinai reikia užrašyti apibrėžimo sritį. Ar skaičiuoti, kad tas X didesnis už 2/3? Nebūtina, bet užrašyti 3x - 2 daugiau už 0 reikėtų. Reikėtų pratinti.
Na ir kada jau gaunam tą skaičiuką, kuris kandidatas į atsakymus, tai pasižiūrėti, ar jis patenka į apibrėžimo sritį, kaip jis patenka. Ir kadangi tos lygtys nesudėtingos, tikrai pravartu pasitikrinti. Pasitikrinam įsirašę 6, ar tikrai lygybė yra teisinga. Tas pasitikrinimas jis nelaiko gaišinimas, bet iš tikrųjų rodo, ar moki suskaičiuoti. Kartais būna gera gauna atsakymą, o tikrindami negauna, kad lygybė teisinga. Tai reiškia, ne viskas ten gerai. Ne viskas su supratimu mokinio yra gerai. Būtinas uždavinys. Vėlgi būtinas uždavinys toks, vėl kažkoks parametras, čia iš tikrųjų ta pati lygtis, tik tai sako, su kuria reikšmė kitaip suformuluotas, bus ta lygybė teisinga. Vėl apibrėžimo sritis kokia? Apibrėžimo sritis, po logaritmą esantis reiškinys turi būti didesnis už 0. Na ir šiaip sprendžiam lygtį. O kaip sprendžiam, tai lygties sprendimas remiasi logaritmų, veiksmų su logaritmai savybėmis. Tai yra, iš esmės yra nesudėtingas ir jisai tas pirmasis būdas, kur buvo anksčiau. Ne? Tai yra, čia yra įmanoma. Na, atrodo visiškai paprastas uždavinys. Suprastinti reiškinį sinus minus alfa iš kosinus minus alfa. Ir pavojus yra toks, kad žinoma parašysim, kad tai yra tangentas. Kad tai yra tangentas alfa. Jeigu jau taip žiūrint, sinus minus alfa iš kosinus minus alfa yra ne tangentas alfa, o tangentas minus alfa. Tai yra, o tada tangentas kaip nelyginė ta funkcija, tas minusas įsikelia į priekį. Bet čia šiuo atveju tai yra reikia susitvarkyti su tuo minusiuku viršui, tai minus sinus alfa ir kosinus alfa. Taip, tada duoda šitą. Nėra lengvas uždavinys, tikrai atkreipkite dėmesį. Rekomenduoju atkreipti dėmesį. Na, sunkus uždavinys, kuris yra su taip vadinamas darbo uždavinys ir jisai ne ką lengvesnis yra, kai neprašo įspręsto uždavinio, tik tai kurį lygčių sistema sudaryta. Tai atsirinkti pagal šitą uždavinį, kad Tautvydas dirbdamas vienas atliktų šį darbą per x dienų, o Karolis per y dienų, ne, duotas tas x ir y. Ir pasakyta, kad Tautvydas darbą galėtų atlikti 4 dienom anksčiau negu Karolis. Tai čia reikėtų sugebėti atsirinkti, kad šita antroji lygtis teisingai yra šita. Tai yra x plus 4 yra y. Tai yra jau tik tai 2, jeigu atsirenkam antrąją lygtį, tai jau tik tai spėjimas būtų iš 2, 50% turim, jau ne iš 4 spėjimas. Taip. Na, kaip spręsti reikėtų, tai visą darbą, kadangi šiuose uždaviniuose galima darbą žymėtis nebūtinai vienetų, galima 100% žymėtis, galima žymėtis, pavyzdžiui, raidę A, bet dažniausiai tai yra ir visi uždaviniai tradiciškai formuluojami, jeigu pateikiami jų sprendimai arba sprendimų dalys, tai yra visas darbas žymimas vienetu. Na ir tokia pradžia turėtų būti, o tada darbo uždavinių sprendžiant, kaip jūs žinot, labai patogi yra lentelė. Na, čia tą sprendimą surašiau kažkiek, jo galit pasinaudoti. Uždaviniai su moduliais ir nereikia įsigąsti. Čia yra skaičius, po pirmo moduliu, po antro moduliu irgi skaičius. Ką mes matom? Po antro modulio skaičius yra neigiamas, tai iš karto galim rašyti, kad tą minusiuką galim numesti. Palikti modulį, minusiuką numesti. Modulis minus A lygu modulis A. O antras skaičiukas, koks yra, irgi skaičiukas yra neigiamas, nes 10 mažiau kaip 100 kart 1,4 maždaug, ne? Tai dabar numesdami šitą modulį, mes turim rašyti priekyje minusą ir apskliausti. Na, tai 2 sprendimo būdai, tai vienas, o čia surašiau su tais apskliaudimais, kaip galima elgtis, o kitas būdas yra pasinaudoti štai šitą lygybę, kad modulis A minus B lygu B minus A. 5 minus 3 modulis lygu 3 minus 5 modulis. Na, kai yra neigiamas skirtumas, o tas skirtumas, kai yra neigiamas, sukeiskim vietom. Tada numesdami modulį nereikės jokio minuso priekį rašyti. O čia tiesiog tą minusą sunaikinam ir gausim tą lygybę, kur beliks tik tai teisingai susitvarkyti ir teisingai parašyti vėlgi atsakymą, kaip matom, vėlgi formuluoti A ir B. Ir atkreipiu dėmesį, A ir B tie parametrai, jie neturi gąsdinti. Būtent čia yra specifika šito kompiuterinio patikrinimo, kad ta užduotis yra pateikiama atlikti prie kompiuterio. Na, čia irgi uždavinys suformuluotas su aritmetinės progresijos suma, narių kažkelių tai pirmųjų narių suma ir pasakyta 89. Šiaip gali būti, kad nebus pasakyta.
tai tada reikės tą, kiek yra tų narių, pačiam susiskaičiuoti. Čia yra sunkesnis uždavinys, bet tikrai rekomenduočiau tą įspręsti. Jeigu nebūtų pasakyta, kiek čia yra narių, tai uždavinys taptų ne tuo, sakykime, tos žemesnės kategorijos, bet taptų jau aukštesnės kategorijos uždaviniu, bet jisai gali būti toksai uždavinys. Na, reikia sudėti. Kaip tai sudėti? Tai kai yra aritmetinės progresijos ten iš eilės einančių narių suma, tai kaip randam tą sumą? Pirmą su paskutiniu pusiau, visus suvidurkinam, prieš paskutinį su antru duos tą pačią sumą, ta pati suma bus ir vienodai nuo kraštų nutolusių narių suma, sudedam, dalinam iš 2 ir dalinam iš narių skaičius. Nereikia ir formulės, kas šitą atsimena, kas šitą suvokia, kodėl taip yra. Panagrinėjant paprastesnius pavyzdžius, tai galima padaryti. Tai ir atsakymą randa nesunkiai. O kas nori naudojasi formulę, žinoma, naudojasi formulę, kuri yra pateikta formulių rinkinyje. Na, tai atėjome iki 18 uždavinio, tai praktiškai yra pusė uždavinių, iš viso 35. Tai šitie uždaviniai turėtų būti, išsprendžiami visų. Gal jau ten toliau kažko ir ne viską pavyks padaryti, bet čia pavaizduotas 19 uždavinį, pavaizduotas grafikas rodiklinės funkcijos. Jeigu jis eina iš kairės į dešinę, kyla į viršų, tai skaičiukas A teigiamas. Jeigu leidžiasi žemyn, tai skaičiukas A neigiamas. Taip, pagrindu, tas neneigiamas, o mažesnis už vienetą, norėjau pasakyti. O grybą nupjauti. Tai yra didesnis už vienetą, o čia mažesnis už vienetą, atsiprašau. Tai yra ir sako, reikia nustatyti A reikšmę ir dar kažko kito klausia. Ne, iš 2 dalių uždavinys. Tai kaip tą reikšmę nustatyti? Pirmiausia, ką mes matom iš grafiko? Pirmas klausimas. Tie brūkšniukai ne šiaip savo padėti, o padėti tam, kad matytų mokiniai, kad šio taško koordinatės yra 1 ir 3, x1, y3, šio taško koordinatės x2, y9. Tai vietoj x rašau 2, čia 9, ne? Vietoj x rašau 1, čia rašau 3. Ir žiūriu, kas ten, ko ten iš manęs, kas nori. Taip? Tai yra, bet dar vieną taškiuką čia matau. Matau taškiuką 0 ir 1. Taip, kad eina per tašką 0 ir 1. Šitų punktyriukų nėra ir būti negali. Na, tai atkreipiam mokinių dėmesį ir užrašom, kas iš to, kad mes tuos taškiukus matom. O iš to tas, kad galim rasti A reikšmę suradom ir turim funkciją y lygų 3x, o tada jau, galim atsakyti ir į kitus klausimus, bet šiuo atveju sako, su kuria x reikšme f nuo x lygų 1. Tai f nuo x, būtent tas f nuo x, tai yra y. Y yra, kad su kuria x reikšme, kai x lygų 0, y lygus 1. Gaila tų taškų prarast, darbo nedaug, o prarast galima. Jau yra sunkesnioji artilerija, arba jau pereinam į tą lygį, kur jau arba kažką suvokia, arba nesuvokia, kur jau reikia mąstymo. Ir čia vargu bau, ar mes galim viską išmokyti. Tai yra to mąstymo mokymas, tai netrunka paskutinius 2 metus. Jis prasideda pradinėse klasėse, 5 klasėje, bet čia šiuo atveju tas periodas 6, žingsnis 6. Tai reiškia, kad f nuo 0 yra tas pats, kas f nuo 6, f nuo 12. F nuo 1, tai yra lygų 1, tas pats, kas f nuo 7, kas f nuo 13 ir taip toliau. Tas žingsnis 6, čia jį pastebėm, kad žingsnis 6 ir klausia, o kam bus lygu, kai bus f2025. Ne? Tai kas 6 mes skaičiuojam, tai kiek tų šešetukų atidėsim, tai 2025 dalinam iš 6 ir matom, kad tokie žingsniai bus 337 pilni. Tai yra, mes ateisim iki 2022, čia įsivaizduokim, ten toliau bus 2022, bet dar 3 reikės padaryti žingsniukus. Tai tas pas kas nuo čia, 1, 2, 3, tai kai būsim taške 3, tai y reikšmė yra 3. Irgi čia yra, sakykime, B kurso kvapas, jeigu vaikas mokinys sumaišo šitą su šitu, tai kad jie būtų tie patys. Toks lyg tai atseit palengvinimas, 3 ir 3, sakymas šiuo atveju 3. Čia neišmokysim, čia gražiai rašyti irgi neišmokysim. Čia tokia, kaip pasakyti, filosofija mąstymo yra tikrai toks įdomus uždavinys. Na, įspręsti lygtį, išsprendžiau šitas abi 2 lygtis, kaip aš jas sprendžiau, apibrėžimo sritį, matot, rašiau, nebūtina čia rašyti per egzaminą. Tikrai negaudys, ko gero, labai dažnai ant tos apibrėžimo srities ir čia šiuose uždaviniuose ta apibrėžimo sritis dažniausiai nekenkia, rezultatų įtakos nedaro, bet kaip aš sprendžiau.
Tai yra tie skaičiukai su kableliu, abi pusės padauginu iš 10. Jau be kablelio, jau maloniau. Čia sandauga, čia 64. Kairė dešinė dalinasi iš 8. Padalinu, jau maloniau. O dabar belieka paklausti savęs, kaip prisikasti iki X. Iki X prisikasim greičiausiai pakeldami 3 laipsnių. Na ir nesuklysti čia skaičiuojant. Čia žinoma nėra taip lengva. Tie, kas mokykloje nedirba, tai čia gali juoktis, o kas dirba, supranta, kad čia yra ką veikti. Atsakymas X-500, įsistatom tuos -500, įsistatom tuos -500, jeigu norim pasitikrinam. Na, lygiai tas pats sprendimas su kita, su 3 laipsnio lygtimi, ten buvo 3 laipsnio šaknies lygtis, ne, o čia 3 laipsnio. Dauginu iš 4. Kodėl dauginu iš 4, kad to 1/4 neliktų? Tai lieka X3 512. Žinoma, nebūtina. Na, padauginęs iš 4 ir tada jau matau labai greitai tą sprendinį 8. Kaip matot, ir ši čia buvo tie 512 ir čia tie 512. Neina į labai toliau, kad negaudytų mokinių. Logaritminė nelygybė, kur logaritmo pagrindas yra mažesnis už vienetą, 1/4. Ir visiškai standartinė. Nieko jokio judesio padaryti nereikia, išskyrus kokį apibrėžimo sritį užrašyti. Nelygybėje, neužrašius apibrėžimo srities, kaip taisyklė, mes suklysime. Na, šiuo atveju pasirenkamieji atsakymai tai gal ir neleis labai suklysti mum, bet ko gero bus ir tų tokių, bus nuo minus begalybės iki 10, jei mes neparašysim, kad X po logaritminis esantis reiškinys privalo būti teigiamas, tai galim pasirinkti šitą atsakymą. Logaritmo pagrindas mažesnis už vienetą, todėl mes ką darom, keičiam nelygybę ženklą priešingų. Ir šiaip jau mes į šitą turim ir šitą turim. Iš šitų dviejų turim sistemą, kuri ir duoda teisingą atsakymą. Sveikasis nelygybės sprendinys, nieko čia nesugalvosi per daug gudraus, reikia įspręsti, reikia mokėti įspręsti trupeninę racionaliąją nelygybę. Kaip ją spręsti, arba sudarant 2 lygčių sistemą, arba šitų grafinių būdų, kuris, sakykime, taip pas mus gali vadintis intervalų metodas. Yra randam, kada skaitiklis lygus 0, kada vardiklis lygus 0, pažymim tuos taškus o X ašyje ir nustatom sprendinių intervalą arba intervalus. Gali būti vienas intervalas, gali būti 2 intervalai. Na, aš šiuo atveju išsprendžiau pirmų būdų algebriškai. Sakiau, kada trupmena yra neigiama, kai skaitiklis neigiamas, vardiklis teigiamas ir atvirkščiai. Tai yra skirtingų ženklų. Ir išsprendė abi sistemas. Viena duoda tuščią aibę, sprendinių neturi, kita duoda intervalą nuo -4 iki -6 atvirą intervalą. Na ir prašo sveikojo sprendinio. Tai sveikasis sprendinys, žinoma, yra -5. Intervalų metodas irgi tinka, čia jo nevaizdavau, grafiškai nubraižyti būtų daug laiko, o turėjau laiko mažai. Kiek spėjau, tiek čia surašiau. Taip, uždavinys su sudėtinėm palūkanom, tai yra, kada 5000 tenka dauginti 4 kartus iš 1,02. O tai kaip buvo A kurse, taip ir šitam kurse, čia skaičiuotuvas arba darbščių rankų būrelis, arba štai šita fantastinė galimybė, kurią galima naudotis, sprendžiant tokius uždavinius. Jeigu būtų sumažėjo 2 procentais, tai daugintume iš 0,098, taip atimtumėm 0,2. Taip, ir gauti tą teisingą atsakymą. Palent prašo, yra ką veikti. Na, 25 uždavinys, reikšmių sritis ir nustatyk tokios funkcijos reikšmių sritį. Kaip spręs tokį uždavinį? Reikšmių sritis tai yra Y. Y priklauso štai šitam intervalui. Taip? Y priklauso šitam intervalui. Kaip kitaip galima užrašyti tą intervalą? Tai Y turi būti didesnis arba lygus už -3 ir mažesnis arba lygus už 8. O dabar klausia, kas bus, kai tą Y padauginsim iš -2. Tai ir dauginam iš -2, kai taip užrašę. Tai ką gausim? Čia 6, kadangi dauginam iš neigiamos skaičiaus, tai nelygybės ženklas keičiasi priešingu. Čia turėsim -2Y, o čia turėsim -16. Ir tada dar prašo pridėti vienetą. Pridedam vienetą, ką turim? 7 čia turim -15. Reiškia mūsų funkcijos, štai šitos funkcijos, tos naujosios funkcijos, kuri yra gaunama 2 kartus padauginus senąją funkciją ir pridėjusi vienetą, iš -2 dauginam, reikšmių sritis yra nuo -15 iki 7.
čia kas yra? Čia viena didžiausių blogybių, kad tą neligybę tenka apsukti, apversti. Pakeliam nuo grindų, apverčiam ir gaunam tą, nes rašyti atsakymą nuo 7 iki -15 ne kažką. Tai yra, čia negerai būtų užrašyti nuo 7 iki -15. Tai yra, jeigu čia viskas tvarkoj, kai taip sakant, iš kairės į dešinę augam, tai gerai, o kai jau atbulai, tai reikia apversti. Toks momentas. Na, uždavinys, kur sako vėl tie patys A ir B, kaip aš kartoju, ir tikrai aš jau išvelgiu šitą tendenciją, jau jinai garantuota ta tendencija, yra, sako, su kuriomis reikšmėmis ten bus lygus štai šitam. Kitaip sakant, iš 2 trupmenų sumos turim gauti vieno aukšto tokį reiškinuką. Vardiklių neturi likti. Na, mes galim šitą uždavinį spręsti sudėdami trupmenas, bet privargsim ir negausim taip greit gerą rezultatą. Kitas geras pasiūlymas yra, kada yra vardiklyje šaknys, kvadratinė šaknys, tai jas panaikinti. Na, kaip jas panaikinti? Na, tai čia aš rodžiau, kaip panaikinti. Ir darbo yra daug, užsirašyti reikia tokiu pavidalu ir parašyti teisingą atsakymą. Tikrai ne visi išspręs, tikrai pravartu šitą aukštesniojo lygio uždavinį išnagrinėti bent jau su dalimi mokinių. Bent jau su dalimi. Ir kaip mato, čia 2 taškai. 2 taškai nenustatėjai šitų ir 2 taškus praradai. Ir už kiekvieną teisingą po 1 tašką. Na, uždavinys, kur neįmanoma nieko padaryti, jokių algebrinių kelių nėra, išskyrus tai, kad ar tu turi supratimą, kokia aibė, kas yra ir kaip ten vienas su kitu rišasi, tos aibės siejasi, ar nesupranti. Na, bet vieną pataikius, jau 1 taškas. Pataikius, tai čia komentuoti nelabai yra ką. Yra ką. Na, vėl uždavinėliam A, niekur nedingsim. Ir tradicija, tokia tradicija, jeigu kažkoks tai reiškinys lygus tokiam skaičiui, tai kam lygus kitas reiškinys? Tai kaip taisyklė reikia remti savybėmis to kito reiškinio. Čia logaritmais, sandaugos logaritmas lygus logaritmų, dauginamų logaritmų sumai. Na, tai tą pasirašius jau gaunam iš karto tą teisingą atsakymą. Čia niekaip neįstatysi, čia turi tą reiškinį pertvarkyti, kad gautum tokį reiškinį. Kaip pertvarkyti yra logaritmų savybės. Kur tos logaritmų savybės? Formulių lape. Atsiminti nereikia. Ne tai kaip mūsų laikais, ten jokių formulių lapų nebuvo ir nieks neverkia. Dabar yra formulių lape, tai bent jau pasižiūrėti reikia. Ne? Bet tai nėra taip lengva mūsų mokiniam. Vėl yra vienetinis apskritimas, ne? Tik šiuo atveju, kas yra klausia, koks šito kampo dydis, jei žinom, kad sinus alfa minus 1/2. Kur ta minus 1/2? Va čia ta minus 1/2. Tai jeigu iš čia būtų parašytas minus 1/2, tai būtų matyti uždavinys lengvesnio lygio, kai neparašytas, kad čia yra minus 1/2, yra aukštesnio lygio. Taip sakant, bet koks tas kampas. Nu tai kai čia yra minus 1/2, tai tos atkarpėlės ilgis 1/2. To statinio ilgis 1/2. Šičia yra įžambinės ilgis vienetas, čia 1/2 reiškia šitas kampas 30 laipsnių. O taip ir aptariam su mokiniais tą reikalą. Na ir kaip aš sakiau praeitą kartą, tai yra brėžiniai daromi, stengiamasi daryti pakankamai realius, pakankamai tikslius. Ir jeigu vaikui nesiseka ten nieko išspręsti, tai kažkokį skaičiuką gal pasiūlyt galima jam įrašyti. Nu, Petrai, klausyk, tai kiek čia rašysim? 1000, milijoną? Ne. Ne 1000, ne milijoną, ne 1, ne 2. Čia yra 180 laipsnių, nu ir dar kiek. Tai standartiniai tie kampeliai ir pasižiūrim, kur yra 1/2. Lentelėje randam, kad yra 30 laipsnių, na ir prie 180 pridedam 30. Samprotauti užrašant sprendimą, gana sudėtinga, samprotauti neužrašant sprendimą, čia visiškai paprasta. Kaip minėjau, Veno diagramos, be jų ko gero neišsisuksim, aibių sąjunga, sankirtas, skirtumas ir Veno diagramos. Tai šiuo atveju šioje užduotyje autoriai parinko ir tas yra. Ne? Na, tai jau jeigu 2 uždaviniai patenka iš tos srities ir dar buvo uždavinys su aibių ten tų natūralieji, realieji ir visi racionalieji, ir reiškia, yra prasmė su tuo padirbėti. Nekomentuoju, čia net sprendimo nėra, kaip čia kažką surašyti tuo sprendimu. Su mokiniais pažaisti, jeigu jis nesupranta, tikrai reikia. Imu 2 skritulius vaizduoju, tada kitus 2 vaizduoju, tada apjungiu.
čia nubraižyti, nupaišyti nėra taip lengva kažką, o su mokiniais padirbėti galbūt pravartu. Taip. Toliau, vėlgi yra funkcija, kuri yra, vėl matom tą konkrečią K raidelę, arba A arba B, yra šaknies funkcija ir sako, kokia ta K reikšmė. Ne? Kaip pasakyta, kad apibrėžimo sritis yra štai tokia. Kitaip sakant, pošaknis, kada yra kvadratinė šaknis, turi būti neneigiamas, 8x plus 4 turi būti daugiau, plus K turi būti daugiau arba lygų už 0. Ir K mes matom kaip skaičiuką, kurį mums reikia rasti. Nelygybė yra tiesinė pirmojo laipsnio, mes ją galime spręsti ir kada gaunam, kad tikslas turi būti daugiau arba lygus už minus štai šitą skaičiuką, tai čia ką reiškia, kad tikslas turi būti daugiau arba lygus už minus 0,5. Iš tų dviejų sąsajų mes turim nustatyti, kad K minus K iš 8 yra lygų minus 0,5, o kitaip sakant, K yra lygų 4. Na, toks absoliučiai netradicinis, absoliučiai nestandartinis uždavinys, kuris yra tikrai atitinka B kursą, bet aišku, tai nėra lengviausio tenai arba pagrindinio lygio, tai yra aukštesnio lygio uždavinys. Na, uždavinys, kur buvo pastumtas logaritmas, jeigu mokinys mato logaritmo grafiką, jis turi matyti du, kai logaritmo pagrindas mažesnis už vienetą ir kai logaritmo pagrindas didesnis už vienetą. Ir čia yra logaritmo pagrindas mažesnis už vienetą ir pastumtas kairė. Tai B skaičiukas koks turi būti teigiamas ar neigiamas? Čia minusas, todėl B skaičiukas turi būti neigiamas, bus minus, minus bus plius. Taip? Ir tada mes jau nustatom, kad neigiamas B skaičiukas, tai va čia yra ir čia, nu, o logaritmo pagrindas A, nes šaka eina šitaip, yra mažesnis už vienetą. Mažesnis už vienetą. Taip, tai va, iš tų dviejų irgi rinktis. Nu, bent vieną, kurį žinant jau sumažėja spėjimo tokia galimybė. Na, uždavinys rimtas, su laipsniais, tikrai pravartus su juo padirbėti, nėra čia jisai sudėtingas, bet malonu jį išspręsti, kaip matom, sprendimas, kai jį surašai, gražiai atrodo ir laipsnio rodiklio, va šito laipsnio rodiklio reikšmę suskaičiuoti, tai yra iškelti reikia tą 2025 plėskriaustus ir tada rasti tą sumą, čia būna metinė progresija dažniausiai. Na, bet šiuo atveju sudėti nuo 1 iki 8 gausim 36. Yra irgi toks uždavinys, su kuriuo jeigu padirbėjom, tai mokinys gali daug suprasti, vadinkim taip. Nu, sunku patikėti, kad didelė dalis B kurso mokinių ryšis A lygį, tokį, kaip pasakyti, aukščiausio gebėjimo lygio reikalaujantį uždavinį spręsti, bet jis yra nesunkus. Esmė yra to, kad pati formuluotė nematyta, pati formuluotė gali būti negirdėta, bet daug susakyta, kažko prašo apskaičiuoti. Na, susigaudyti, kas yra kas, tai yra čia tikrai nėra labai sunku, iš tikrųjų reikia išnaudoti tą sąlygos sakinį, kad sakinio dalį, kad funkcija g nuo x yra nelyginė, o tai reiškia, kad g nuo minus x lygu minus g nuo x, o tai reiškia, kad g nuo minus 4 yra minus g nuo 4. Kai šitą pasirašom, tai vietoj x belieka mums įsistatyti minus 4, čia įsistato minus 4, čia įsistato minus 4, minus g nuo 4 mes žinom, kad yra 5, na ir belieka suskaičiuoti. Yra galbūt, na, jeigu laiko turit, tai galima tuos niuansus aptarti. Lyginės, nelyginės funkcijos žinios pravers. Lyginė funkcija g nuo minus x bus lygu g nuo x, o nelyginė funkcija g nuo minus x lygu minus g nuo x. Taip, tas niuansus tokius porą momentų aptarti. Tai yra, gali būti sėkmė. Na ir uždavinys, kur labai, sakykime, tema yra, tai yra toks iš dviejų dalių. Uždavinys yra aritmetinė ir geometrinė progresija, kuri gyvena tarp 4 skaičių. Yra 4 skaičiai ir vienu atveju aritmetinė progresija, kiti 3 sudaro geometrinę progresiją. Na ir prašo tuos skaičius sudėti, padalyti iš A. Ir turim gauti 28. Ne, vat mes šiuo atveju gausim 28. Kaip tą uždavinį spręsti, aš čia išsprendžiau. Na ir galima susidaryti tokią lentelę, prie komentaro parašiau, kad tos duotosios raidės A, B, C, D, tai vieną tą duotą raidę ir sakau, kad pirmasis tos sekos narys A,
Tada, kadangi geometrinė progresija, kurios vardiklis 3, tai kitas narys 3a, tada šitą dauginam iš 3, gaunam 9a. Tai A, B, C turim. A aritmetiniai progresijai, tai tie bus tie patys du nariai, 3a ir 9a, tai kiek reikėtų pridėti prie 3a, kad gautumėm 9a. Aišku, 6a. Tai tas skirtumas yra 6a, pridedam 6a ir gaunam ketvirtąjį narį. Tai turim A, 3a, 9a ir 15a, juos sudedam ir susiprastina, gaunam 28. Ir tas sunkiausias atseit uždavinys, toks sunkiausias. Ir gali būti tikrai daugam padaromas. Tai aš baigiau su savo pristatymu ir dabar pasiruošęs atsakyti į klausimus. Yra, iš tikrųjų mes matom tos būsimos užduoties, na, tokį kaip ir kvapą, kaip ir kokį stilių. Tai yra, mes jau dabar galim jausti jį ir dar turim pusantro mėnesio iki realaus egzamino ir galima šią linkmę, manau, padirbėti. Tai ačiū uždėmesį ir dar kartą sakau, Povilas įkels, jeigu negausite šito failo, tai parašykit man laišką, atsiųsiu. Mokiniai kaip uždaro sistemą, tai irgi galima, kol nepaspaudi pateikti, jinai nepateikta rezultatai, tada mato iš karto taškus, o matot, aš net surinkau 40 iš 40, stengiausi mintinai spręsti, 5 už 9 nepavyko, mintinai teko užsirašyti. Čia reikia atlikti tokį testą, tai yra, mokiniai užbaigė tą su tuo testu. Tai tiek būtų ta mano dėstymo. Ačiū Valdai už išsamų pristatymą ir paaiškinimus.